Labadiena, Mindaugas Čaplikas. Esu Čepkeliuose, mūsų Lietuvos tamsiųjų bičių tėvinių šeimų bazėje. Atvežiau šeimą iš savo bityno, pačią griniausią. Šitą pavasarį buvo daryti tyrimai, Gamtos mokslų tyrimų institutas darė tyrimus, kurie buvo daromi Šveicarijoje genetinius. Ir buvo aiškinamasi, kurios šeimos yra pačios griniausios. Ir tos dabar šeimos griniausios yra atvežamos į šitą vietą. Čia yra tėvinės šeimos. Netoli čia yra motinėlių poravimosi punktas. Tai čia iš įvairių bitininkų, kurie dalyvauja toje programoje, atvežtos pačios griniausios šeimos. O čia lygtais bitininko Mariaus turbūt šeimos bus. Kažkaip, skraidžioja, bet taip silpnokai, kadangi dar tik tai kažkur apie 20 laipsnių šilumos apsiniaukia, tai bitelės nelabai ir skraidžioja. Va čia irgi ką tik tai atvežė vienas, kad irgi aš kartu su manim užtaikiau, tai padėjo man, ten mano aviliukas padėjo man irgi iškrauti aviliuką. Čia ką tik tai atvyko su mašiniuku, jau vedina, kokios gražuolės. Tamsios Lietuvos, labai gražios bitutės, tokios smagios. Čia ką tik tai irgi atvažiavo. Čia, man atrodo, jeigu neklystu, iš seniau jau šitos yra. Jo, nelabai skraidžioja, matyti skridę, kažkur rinkti gal ir nektaro jau. Čia pasižiūrime, kaip, čia jau išlindo, žiūri. Kokios jas gražios, mielos, pūkuotos bitutės. Tai reiškiasi bus ruošiamasi motinėlių apvaisinimui. Tėvinė šeimos, tranai, reiškiasi bus patys griniausi. Čia matau dar paruošta keturiem aviliam vietos, ten dar dviem. Tai dar vešim, dar tikrai prasideda viskas. O čia maniškis aviliukas, aš mano Dadano turėjau, tokį man draugas padovanojo. Geras bitininkas patį pirmą avilį padovanojo ir aš jį perdariau ant aukštų rėmelių ir transportavimui dabar pats tas dar atitarnaus, nes jau buvo išmetimui. O čia iš mano bityno tamsiosios pati griniausia, kaip sakyt, šeima. Vedinasi, pažindinasi su aplinka. Tai tokios naujienos iš Čepkelių rezervato. Prasideda darbai, žiūrėsim, kaip čia viskas vyks toliau, labai įdomu, bandysim jas atgaivinti. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.